Tai dar kartelį labas vakaras visiems, kurie prisijungėte čia per Zoom, tiems, kurie šiuo metu stebi Facebook kanale. Tai iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad esate su mumis šį gražų tokį šviesų vakarą, balandžio 7 vakarą, būtent minint pasaulinę sveikatos dieną. Tai šiandien kalbėsime apie tai iš tikrųjų, kas jums rūpi, apie kvapų gėrį ir blogį, apie eterinius aliejus, apie aromaterapiją, ir metus. Gavom iš tikrųjų nemažai jūsų klausimų, tai labai dėkojame už tai, kad rašytės, už tai, kad taip stipriai domitės ir būtent šiandien į klausimus, kuriuos rinkome, atsakys Rūta Daunoravičienė, visuomenės sveikatos specialistė, laboratorijos vadovė ir viena iš kvapų namų įkūrėjų. Na, o transliacijos pabaigoje atsakysime į papildomus jūsų kelis klausimus, būtent susijusius su šiandienos temomis. Tad drąsiai rašykite juos komentaruose tiek Zoom platformoje, tiek Facebook platformoje, tai pasistengsime jūs peržiūrėti, keletą atsakyti. Na, o kas liks, atsakysime kitų live metu. O dabar metas ir prisistatyti, ir perduoti žodį Rūtai Daunoravičienei. Tai perleidžiu žodį jums, Rūta. Sveiki, sveiki. Ačiū, Mante. Truputėlį trukinėjai, bet tikiuosi, kad gal nebus didelių čia trikdžių mum techninių. Tai labai džiaugiuosi šitą galimybę čia sutikti, kad ir virtualiai, bet vis tiek labai malonu ir sveiki tie, kuriuos pažįstu, sveiki tie, kurių dar ne. Sveiki naujokai ir ne visai naujokai. Tai taip, kaip ir Mantė sakė, čia tokia mūsų idėja buvo, kad tų klausimų gaunam mes nuolat visais kanalais. Tai pagalvojom, kad ko gero daugybė žmonių tų klausimų dėl įvairių priežasčių net neužduoda, nedrįsta, ar laiko neturi, ar dar kažkas. Tai va tokia proga yra, kada tos klausimus iškėlus į paviršių gali būti naudos ir kitiem. Tai vat labai iš tiesų džiugu, kad čia jūsų tiek daug. Na tai daug nekalbėsiu ir pradėsiu. Aš taip iš pradžių tokią įžangą noriu pradėti su tam tikrą įžangą, būtent kadangi taip sutapo, kad šita diena šiandien yra dar tokia vadinama sveikatos diena, tai o sveikata ir sveikatinimas, sveikatinantis produktai yra kvapų namų tokia ašis, tai nuo to ir pradėsiu. Juolab, kad pati esu visuomenės sveikatos specialistė, tai man ta sveikatos pusė, kas sveika, kas nesveika, yra labai svarbu. Ir nuo to ir pradėsiu. Taip, truputėlį čia tik tai pasitvarkysiu ekraną, šitą pastumsim. Taip, tai čia man nenori keisti skaidrės, tuoj pamėginsim. Nori keisti skaidrės. Va, štai. Tai kvapų namų misija, kuriuos įkūrėm jau prieš 18 metų netgi, ir aprūpinti jūs sveikais ir švariais kvapų terapijos ir aromaterapinės kosmetikos produktais. Tai vat būtent čia pabrėžiau žodį švariais, nes mums svarbu, kad tai, ką mes atiduodam jum, tai, ką mes pagaminam, sukuriam, kad būtų, neturėtų jokių priemaišų, kurios galėtų kelt kažkokią tai riziką, ir iš tiesų tai, ką vadinam sveika ir švaru, ir iš tiesų taip ir yra. Kodėl pasirinkome aromatinę tą tokią paradigmą, kodėl augalų kvapus naudojame? Tai dėl to, kad aromatinių vaistažolių eteriniai aliejai, aromatinių vaistažolių ekstraktai atneša mums labai svarbių biogeninių gamtos molekulių ir skirtingai nuo sintetinių jie padeda sukurti mums biologiškai palankę antistresinę, raminančią aplinką. Tai svarbu visiems mums gyvenantiems šitais netikrumo laikais,
bet itin svarbu ir vaikams, vaikų besiformuojančiai psichikai. Na ir tai yra didžiulis skirtumas nuo sintetinių kvapų poveikio, kurie, jeigu naudojami nesaikingai, gali sukelti lėtinį uždegimą, lėtinį stresą ir vienareikšmiškai augalų kvapai tikrai yra šiuo atžvilgiu žymiai pranašesni ir naudingesni. Tai va čia ir yra tokia sandūra, kurioj turbūt ir jūs, ir mes visi gyvename. Tai yra būtent sintetinės ir natūralios aplinkos sandūra. Ir kodėl svarbi yra mums natūrali aplinka, natūralios tos biogeninės molekulės mūsų aplinkoj. Tai yra labai susiję būtent su mūsų sveikata, su tai, kaip mes jaučiamės kasdien toj savo aplinkoj. Tai yra tokia mokslininko Kano ir kitų po jo generuota hipotezė, vadinama biofilijos hipotezė, kuri sako, kad gamtiška aplinka, gamta yra tai, iš kur mes atėjome, tai, kur mes esam, patys kaip biologinė rūšis, ir jinai mums būtina mūsų funkcionavimui normaliam, ir fiziniam, ir psichiniam. Na ir tos natūralios aplinkos poveikis psichikos sveikatoj yra iš tiesų labai didžiulis. Ir yra daug tyrimų jau padaryta, čia kelis aš šiandien ir parodysiu, pacituosiu. Tai pavyzdžiui, kad suaugusieji, kurie vaikystėje patyrė mažesnę gamtos ekspoziciją, mažiau tos gamtos savo aplinkoje turėjo, jie pasižymėjo 4 kartus blogesnė psichinė sveikata. Taip pat kitas tyrimas, kad paaugliams psichinių ligų rizika buvo 55% didesnė tiems, kurie vaikystėje gyveno irgi su mažiau žaliosios erdvės aplinkui, lyginant su tais, kurie gyveno su didžiausia žaliosios erdvės ekspozicija. Ir šitas tyrimas yra populiacijos tyrimas, tai reiškia, kad visa, čia Danijoje buvo atliktas, jis 19 metais apklausti buvo, tirti buvo visi vaikai ir jaunuoliai. Ir tai iš tiesų labai reikšmingus skaičius atskleidžiantis tyrimas. Na, aišku, yra dar ir kitų tyrimų, bet čia daug labai laiko nenoriu gaišti ir iš tiesų gal mielai kažkada paskirtume šitai natūralios aplinkos sveikatai, poveikių sveikatai atskirą kažkokį tai susitikimą, jeigu tik tai jums būtų įdomu. O čia šitą laiko juostą įkėliau, norėdama atkreipti jūsų dėmesį į tai, kiek laiko žmogus gyveno gamtoje, natūralioje gamtoje, palyginus su tuo, kiek dabar mes gyvenam jau savo susikurtoj sintetiniai miestų betoniniai aplinkoj. Tai visa šita rausva juosta nuo pat pradžios, prieš 60 tūkstančių metų, kada pradėjo žmonės migruoti iš Afrikos, prieš 60 tūkstančių metų, atsiprašau, prieš 40-15 tūkstančių metų jie jau žmonės paplito visuose žemynuose, reiškia žemės ūkio revoliucija vadinamoji prieš 12 tūkstančių metų va šitoj vietoj įvyko. Mūsų istorija, nuo kada yra užrašoma, tai va šitoj vietoj, kur šviesesnė yra spalva įdėta. Na ir jeigu matote, yra tokia mėlyna juostykė mažytė, tai va čia yra ta atkarpėlė, tas 0,5 milimetro, kiek mes gyvename sintetinėje aplinkoje, ne natūralioj mums nebūdingoje. Tai reiškia, kad per labai trumpą laikotarpį mūsų aplinka pasikeitė drastiškai. Ir tai negali neturėti kažkokių tai poveikių mūsų sveikatai. Tai iš tiesų tas pokytis yra žaibiškas ir 99% to savo egzistavimo laiko mes praleidom gamtoj. Tai dabar tos gamtos patyrimo galimybės mums gyvenantiem miestuose ir kiekybinė, ir kokybinė prasme iš tiesų yra žymiai mažesnės. Tai tendencija yra visam pasauly. Yra netgi tokie reiškiniai kaip gamtos amnezija ar patirties išnykimo reiškiniai. Na ir aišku, tai atsiliepia mūsų psichiniai ir fiziniai sveikatai, ir apskritai mūsų atsparumui.
palyginkim, bet kaip dabar mūsų vaikai auga darželiuose arba namuose, ne, ant sintetinių dangų, ant sintetiniais dažais dažytų sienų, ant lakuotų ar kažkokių tai plokščių sintetinių baldų pagamintų, žaidžia sintetiniais plastikiniais žaislais. Ir tai yra irgi tai, kas visiškai priešinga, kaip augo mūsų protėviai, kaip augo mūsų seneliai ir tėvai, galbūt ir mes patys. Tai bet dėkui Dievui, kad tų iniciatyvų, kurios skatina vaikus kiek įmanoma ilgiau laikyti lauke, auginti lauke, duoti tos gyvos žalios gamtos, tų iniciatyvų daugėja. Tai aišku, tik tai reikia jomis pasinaudoti. Na ir čia įdėjau tokią iškarpą iš tyrimo, kurį ten minėjau, atliko danai. Ir čia šitam grafike galite matyti pavaizduota, vat išvardintos yra visokios, reiškia, psichikos sutrikimai ir psichikos ligos. Ir atkarpos tos rutuliukais esančios už dešinėje pusėje punktyrinės linijos, jos parodo, kad vat, šitų ligų rizika mažėja. Jeigu yra anoj pusėje, tų rizikų daugėja. Tai kaip matote, žalioje aplinkoje augusių vaikų rizika susirgti psichikos sveikatos ligomis vėliau paauglystėje yra žymiai mažesnė. Ką mes be paimtume? Ar kažkokius nuotaikos sutrikimus, ar anoreksiją, ar šizofreniją, ar vartojimą kažkokių tai narkotinių medžiagų. Visa tai yra labai susijęs su tuo, kaip vaikai augo vaikystėje, kokioje aplinkoje. Taigi tos gamtos patirtys iš tiesų turi teigiamą poveikį ir padidina laimės pojūtį, suteikia laimės pojūtį, gerovės pojūtį, socialinių ryšių ir įsitraukimo padidina kiekį, gyvenimo prasmės ir tikslo buvimas atsiranda, sumažėja psichologinis distresas, miegas pagerėja pažintinės funkcijos, atmintis ir dėmesys, sumažėja impulsyvumas, vaikų akademiniai pasiekimai, na ir ne tik vaikų, vaizduotė, kūrybiškumas didėja, na ir retesni yra nerimo ar dėmesio sutelkimo hiperaktyvumo sutrikimai. Taigi, kadangi tos kvapiosios molekulės, tai jos yra tos biologinės gamtos dalis, čia jos iš karto atsiranda tokia priešprieša sintetinių ir gamtiškų kvapų. Kuo vieni už kitus geresni ar blogesni, tai iš tiesų, ką tai lemia, kokie dalykai lemia kvapiųjų junginių ypatumai būtent, nes tos molekulės, kadangi jos yra kvapai, jos sklinda lengvai, mes jas užuodžiame dėl jų būtent cheminių ypatumų, nes jos yra mažutės, jos labai gerai skverbiasi per ląstelių membranas, jos turi sisteminį poveikį, dėl to, kad dėl to paties mažumo ir lengvo pralaidumo praėjimo skvarbos per membranas, jos patenka į visą kūną, į kraujotaką, gali sukelti uždegimą, sintetiniai kvapai, na, žmonės juos naudoja dėl ko? Dėl to, kad jie kvepia, jie patinka žmonėm. Bet čia atsiranda toks įdomus dalykas, kad pavojus būtent tame malonume ir slypi, ne, panašiai kaip su cukrum. Tai, kas yra kvepia mum, malonu, mum nesukelia kažkokio tai neuždega lemputės galvoje, ne? Kaip pavyzdžiui, evoliucijos eigoje mes žinojom, kad jeigu kvapas negeras, jeigu kažkas smirda, jeigu tai yra puvėsis, tai yra laikykis atokiau, pavojinga, ligos ir mes šitų kvapų nuo jų sukam nosį. Gi dabar šitie pavojingi kvapai, jie yra malonūs, tai mums jokia lemputė neužsidega. Na ir dar yra toks tas tvermės kvapo pareikalavimas žmonių, kad neva tai kvepalai yra kokybiški tik tai, jeigu jie turi šleifą, ilgai kvepia,
Tai čia irgi yra tame pavojus, nes mes tam kvape, reiškia, pasmerkiam save labai ilgam laikui būti. Tai iš tiesų kvėpinimuisi arba kvėpinimui savo aplinkos dėrėtų geriau rinktis būtent tuos natūraliuosius gamtiškus kvapus. Užsiminiau apie tų kvėpiklių ar kvapų specifiką. Tai kvėpiklyje tų medžiagų yra dešimtis, kartais ir šimtai skirtingų junginių. Nėra taip, kad ten viena kažkokia tai molekulė. Ir jeigu taip labai apibendrintai paimti, tai tų namų kvapų ar kvepalų pasaulyje vyrauja sintetinės kilmės kvapikliai. Tos molekulės yra mažutės, lakios, lengvai rezorbuojasi per plaučius, lengvai patenka į sisteminę kraujotaką ir didžiulis kontakto plotas. Ir plaučių prasme yra apie keliasdešimt kvadratinių metrų, jeigu išplotume visas alveolės. Taip pat ir per odą. Net ir jeigu ant odos nesikvėpiname, turime irgi patekimą net ir per odą. Taigi, kokie yra to kvėpinimo ar kvėpinimosi už ir prieš argumentai? Aišku, yra nauda. Nauda yra tokia, kad mes galim užmaskuoti nemalonius kvapus. Mums tiesiog malonu, ne, iš hedonizmo mes mėgstam kvėpėti ir kvėpintis į savo aplinką. Kvėpinti tai dažniausiai yra ir kultūros ir tradicijų elementas, gyvenimo kokybės elementas, statuso netgi elementas. Na ir vėl kalbant apie pavojus, kita vertus, tai turėkim galvoje, kad tai yra cheminių medžiagų mišinys. Tai yra mūsų ekspozomo vadinamojo, tai tos visos aplinkos, su kuria susiduria mūsų kūnas dalis, cheminio kokteilio dalis. Gali būti ūmus ir lėtinis toksiškumas šitų cheminių medžiagų. Kvėpikliai veikia, žinoma, patalpų oro kokybę ir ne į gerąją pusę, o tai yra traktuojama kaip oro tarša. Kvapai turi poveikį šeimom besilaukiančiam vaikų, turi poveikį nėščiosioms, vaikams ir sergantiems. Dėl to yra kai kuriuose šalyse Europos Sąjungos, pavyzdžiui, toj pačioj Prancūzijoje, nėščiosiom jų priežiūros centruose yra labai aiškiai pasakoma, kad jokių kvapiklių, kiek įmanoma mažinti cheminių medžiagų aplinkoje kiekį, jokių kvepalų ir kvėpiklių. Tai taip pat poveikis gali būti padidinto jautrumo asmenim, ne tik kad nemalonus, bet ir netgi labai erzinantis. Taip pat poveikis aplinkai, vandeniui ir gamtai. Tiek tas medžiagas sintetinės gaminant, tiek jas paskleidžiant patalpoj, nuplaunant ir panašiai, patenka į aplinką, į gamtą, į vandenį. Ir kas dar svarbu, kad žinoti, kad kai kurių chemikalų poveikis nepriklauso nuo jų dozės dydžio. Tai būtent tas, kalbant apie endokrininę sistemą ardančias medžiagas, tai saugių dozių nėra. Kvėpinimas gali būti ir naudingas, ne? Tai aišku, jis gali būti naudingas tuomet, kai naudojami natūralūs aromatinių vaistažolių ekstraktai. Tai tada poveikis gali būti net ir sveikatinantis. Tai mažinantis stresą ar nerimą, tai pavyzdžiui, levandų eterinis aliejus ar bergamočių tokių pasižymi poveikių. Kai kurie eteriniai aliejai eukaliptų ar pušų skatina kvėpavimo takų valymasi, naikina ore plintančias bakterijas, citrinų, arbatmedžio, yra netgi eteriniai aliejai, kurie natūralios aromatinės molekulės, kurios naudojamos biociduose, repelentuose, nuo atbaidančius vabzdžius ir panašiai. Taip pat gerina nuotaiką, produktyvumą, tai čia ir citrusų, citrinų aliejai, pipirmėčių, bazilikų, padeda vaikams, ir ne tik vaikams, susikaupti ir nusiraminti, reiškia, veikia kognityvinės funkcijas. Tai tas naudingas kvėpinimas, jis turi tokią sąlygą, kad turi būti užtikrinamas tinkamas difuzijos režimas paskleidimo tų kvapų. Turi būti tie intervalai trumpi, 10-30 minučių,
nelaikyti jungus visą dieną, visą naktį. Kvapas turi būti neįkyrus, jis turi vos juntamas. Ir turi būti galimybė vėdinti. Tai yra, jeigu mes iškvėpinom patalpą dėl kažkokios progos, pavyzdžiui, laukiam svečių ar panašiai, norim pagerbti svečius maloniais kvapais, tai paskui patalpas būtinai reikia išvėdinti, kadangi vėdinimas yra svarbus dalykas. Vėdinant mes į patalpas įsileidžiam deguonies. Deguonies niekaip kitaip su jokiais kvapais ar kvapikliais negausi. Jeigu mes norim, kad mūsų smegenys tinkamai funkcionuotų, jeigu nenorim jaustis nuolat pavargę, tai turim nuolat kvėpuoti deguonies prisotintų orų. Tai va, į šitą reikia atkreipti dėmesį ir visada bent kelis kartus per dieną vėdinti ir savo gyvenamuosius kambarius, ir darbo vietas, biurus, plačiai atvėrus langą, bent 10 minučių, bent 2 kartus per dieną. Na ir vėlgi naudingas kvėpinimasis, kai paisoma jautresnių žmonių poreikių, tai vaikų, alergiškų, nėščiųjų, tai šitiem žmonėm kvėpinimasis visiškai į sveikatą neina ir jo reiktų vengti. Tai dar sugrįžtant prie cheminių sintetinių medžiagų pavojų, noriu atkreipti dėmesį, kad medžiagų, kurios yra žinomos, ištirtos, yra labai nedaug. Va čia yra šitam piešiny, matote, ledkalnį, aisbergą, kurio viršūnėje matome 500 cheminių medžiagų, kurios yra ištirtos, apibūdindamos, žinomi jų pavojai ir su jomis aišku, kaip reikia elgtis, žinomos ir rizikos, ir pavojai, ir poveikis. Gi tai, kas yra po vandeniu, yra nežinoma. Tai apie 70 000 cheminių medžiagų, kurios yra mūsų aplinkoje naudojamos. Čia ne vien tik tai apie kvėpinimą kalbu, kvėpinime ten kvepaluose, parfumerijoje naudojama apie kelis tūkstančius, 4000, man atrodo, skirtingų junginių, bet proporcija ištirtų ir neištirtų medžiagų yra tokia pati. Tai yra tik tai viršūnėlė, apie labai nedidelę dalį medžiagų mes iš tiesų žinom, ką jos daro, kaip jos daro, ar jos pavojingos ar ne. Taip, toliau irgi noriu atkreipti dėmesį, kad iš tiesų daug, kaip ir kiekvienas gamintojas pagal produktų saugos įstatymą, čia tas galioja Europos Sąjungoje ir Lietuvoje, į rinką turi išleisti tik tai saugų produktą. Už tą saugą, už poveikius atsakingas gamintojas yra. Tačiau iš tiesų rinkoje yra labai daug netitikčių ir mažai kontrolės. Sauga iš tiesų tų kvėpiklių, dažnai apie ką mes čia ir kalbam, kelia abejonių. Kodėl? Nes iš tiesų tai nėra formalizuoto saugos vertinimo proceso, kaip pavyzdžiui yra su kosmetika. Dalis sudėtinių medžiagų yra priskiriamos prie keliančių didelį susirūpinimą, taip, toks ir yra pavadinimas, Substances of Very High Concern, yra 4 raidės, ir tai yra endokrininę sistemą ardančios medžiagos. Taip pat kita grupė, kurios vadinamos patvarios bioakumuliuojančios ir toksiškos PBT. Tai ką reiškia patvarios bioakumuliuojančios ir toksiškos? Tai reiškia, kad jos kaupiasi ir nesuyra. Tai čia dauguma plastikų, tai yra, kalbant apie kvapiąsias medžiagas, tai yra sintetiniai muskusai, būtent tie junginiai, tos medžiagos, kurios suteikia kvepalams ar namų kvapams tą ilgą šleifą, tai yra sintetiniai muskusai. Ftalatai, kai kurie tirpikliai, kai kurie konservantai. Na ir dar koks yra iš tiesų labai nepalankus dalykas, kad medžiagų vertinimo, tų cheminių medžiagų vertinimo ir ribojimo procesas ES mastu, tos cheminių medžiagų agentūroje, yra nepriimtinai ilgas, yra daugiau negu 8 metai. Tai yra nuo tos dienos, kada mokslininkai pateikė duomenys, kad žiūrėkite, galbūt šitą medžiagų grupę mums reiktų apriboti ar drausti, turim tokių duomenų. Tai iki tol, kol šitie duomenys pasiekia sprendimų priėmėjus ir būna priimamas sprendimas, praeina daugybę metų ir dar daugiau metų prieina, dar duodama, reiškia, verslams prisitaikyti, kol jie pakeis savo gamyboje tas medžiagas. Žodžiu,
situacija yra maždaug tokia, kad skęstančių gelbėjimas yra pačių skęstančių reikalas. Jeigu kažkas kažkiek domisi, tai jie gali išvengti kažkokių pavojų labiau, kurie nelabai domisi, tai dar iš tiesų ir labai ilgai tose cheminiuose pavojingose medžiagose gyvena. Čia kaip panašiai turbūt girdėjote apie bisfenolį, ne, kad bisfenolis buvo uždraustas vaikų buteliukuose, maitinimo buteliukuose, jeigu neklystu, ar ne po 20 metų. Tik tai nuo tos dienos, kada buvo sužinota, kad jisai veikia endokrininę sistemą. Tai uždraudė tik tai bisfenolį A, dar liko bisfenolis S, dar liko kiti bisfenoliai, tai, kurie nėra reguliuojami. Tai iš tiesų nėra labai tokių džiugių tokių naujienų. Aš gal netgi, aišku, čia nelabai tos linksmos mano tos žinios, ne tokios, bet vis tik tai manau, kad žmonės privalo žinoti ir tai, kas yra mūsų rankose, kur mes galim pasirinkti, tai turėtume ir daryti tos sveikesnius pasirinkimus. Taip, tai kas yra dar mums svarbu, kad kiek įmanoma išvengti endokrininę sistemą ardančių medžiagų, vadinamų EDC. Tai tokios medžiagos yra kai kurie konservantai, sintetiniai kvepieji muskusai, ftalatai ir kiti taršalai. Ir poveikis nepriklauso nuo dozės, jau minėjau. Ir yra poveikis nėščiosioms ir vaikams. Ir poveikis yra 3 kartom. Kokiu būdu tom 3 kartom? Tai reiškia, kad jeigu aš būdama nėščia kvepinuosi kvepalais, kuriuose yra tokių medžiagų, poveikis yra mano kūnui, yra mano vaisiui ir per mano vaisiaus lytinės ląsteles palikuonėms, reiškia mano anūkams. Tai iš tiesų tai, ką mes dabar, kokiom ligom sergam, kokius sutrikimus turim, tai reiktų atsigręžti į tai, kokioje aplinkoje gyveno mūsų seneliai. Tai tokia buvo mano įžanga apie sveikatą, nesveikatą, ir planas yra iš tiesų toks, kad kiek čia mes dabar pusę laiko užtrukau, tai kitą pusę laiko atsispausdinau jūsų klausimus. Tų iš tiesų klausimų daug, tai tikrai per vieną šitą laivą mes nespėsim atsakyti, aš nespėsiu atsakyti jūsų klausimus. Tie, kurie yra labai specifiški, labai siauri, tai iš tiesų atsakysiu aš asmeniškai laišku. Kitiems klausimams, pavyzdžiui, daug gavom klausimų susijusių su moterų sveikata. Tai iš tiesų verta padaryti netgi tokį atskirą laivą dedikuotą būtent aromaterapijai moterims. Tai tą mes ir padarysim. O šiandien tai tiesiog eisiu per klausimus. Kai kurie klausimai, aišku, jie ir kartojosi, šiek tiek persidengia, tai kai kurias skaidres aš spėjau pasidaryti, kai kurių nespėjau, tai pasakosiu tiesiog gyvai. Ir tuomet ir pradėkim. Čia buvo toks įdomus klausimas apie malonius ir nemalonius kvapus. Tai su kvapais yra iš tiesų labai įdomus dalykas, kad čia įsijungia tas toks labai ypatingas mūsų uoslės pojūtis, kuris gal kartais kai kuriems yra toks visiškai atrodo pamirštas, nesąmoningas, nesuvoktas. Tai verta kelias minutės tam skirti. Tai kasgi tie malonus, nemalonus kvapai? Tai jeigu kvapas yra mums nenaujas, tai nuo ankstesnių mūsų patirčių su tuo kvapu priklauso, ar jisai suvokiamas kaip malonus ar nemalonus. Malonus kvapai, aišku, jie žadina malonias emocijas, jie kelia ūpą, psichinę būklę, užveda mus, ne? Be to, jeigu tai yra vaistažolių kvapai, tai stiprina imuninę sistemą, mažina širdies ritmą, stresą. Nemalonus kvapai atvirkščiai, jie nemalonus arba per stiprus kvapai, jie gali didinti stresą, gali didinti uždegimo mediatorių koncentraciją, gali tankinti širdies ritmą. Ir čia irgi turėkim galvoj, kad su uoslė susijusių genų iš tiesų tai turim netgi labai daug. Netgi 3% viso genomo. Tai yra iš tiesų toks labai didžiulis mūsų rezervas,
kurio mes galime tyrinėti aplinką ir ne tik, kad galim, jis mums iš tiesų labai svarbus mūsų funkcionavimui. Bet mes visi užuodžiame skirtingai, dėl kvapo kaip ir dėl skonio nesiginčijama. Ir kas dar irgi verta turėti galvoj, kad uoslę šitą pojūtį galima lavinti ir treniruoti. Taip kaip mes lavinam savo muzikinę klausą, kaip mes lavinam vizualiką per menus ir panašius dalykus, taip ir su uosle. Tai klausimų tokio pobūdžio iš tiesų gaunam ir anksčiau esam gavę, kodėl nemėgstamas kvapas vėl patinka. Arba atvirkščiai, mėgau kvapą kažkokį tai ir paskui staiga jis man pasidaro nebemalonus, atgrasus. Tai čia yra keli tokie dalykai. Gali būti nepažįstamo kvapo grėsmė. Jeigu mes kvapo nepažįstam, o pirmas įspūdis gali būti intensyvus, ir netgi neigiamas, tačiau jau kai mes su tuo kvapu susipažįstam, turim kažkokį ten sekantį kartą, jį užuodžiam, pauostom, smegenys tada jau pradeda jį kitaip apdoroti. Jau jis mums tada nėra svetimas, jis jau mums atpažįstamas. Taip pat yra emocinis ryšys. Jeigu iš pradžių kvapas gali būti nemalonus, nes galbūt jis rezonuoja su tokiom emocijom, su tokiais pojūčiais, kuriems mes tiesiog nesam pasiruošę, ir vėl jisai vėliau gali tapti artimesnis, kai mes tą pojūtį priimam. Va čia parfumeriam tas labai iš tiesų svarbu, kad parfumeriam nėra blogų kvapų. Jie tiesiog vertina to kvapo įvairius aspektus, bet pats kvapas savaime jis nėra joks blogas parfumeriams. Emocinė asociacija pasąmonėje gali būti kažkokių dalykų, kurie gali sieti su nemaloniu kontekstu, su kuriuo mes kažkada susidūrėm, bet to nebeprisimename, bet pasąmonėje tai yra užfiksuota. Ir jeigu kvapas jau gauna teigiamą emocinį ryšį su žmogum, su aplinka ar su kažkokiu tai ritualu, tuomet jau mes tą kvapą galim vertinti kaip gerą, neblogą. Ir čia vėl apie tą kvapų lavinimą, uoslės lavinimą, tai kvapų reedukacija tokia vyksta, arba olfaktorinis mokymasis, tai būtent, kurį lemia pasikartojančios patirtys. Mes jau su tuo kvapu pabuvom, susidūrėm dar kelis kartus ir jau mes užuodžiam, jaučiam kažkokius kitokius aspektus ir išmokstame, atpažįstame ir netgi galime mėgautis. Na ir dar neatmeskime ir pačios kvapo transformacijos. Kvapai yra cheminės molekulės, tai jie ten gali keistis ore, vykti visokios reakcijos ir ant odos. Tai iš tiesų natūralūs kvapai labai yra unduliuojantis, labai keičiasi, gyvi ir ant odos, juo labiau tai iš tiesų gali iš pradžio tas kvapas būti nemalonus, atgrasus, o paskui atsiskleidžia kažkokios tos švelnios gražios natos. Tai va, tai čia yra viskas normalu, tiesiog reikia nesibaiminti ir tiesiog tuos kvapus sąmoningai suvokti, nebijoti tų susidūrimų su tais skirtingais kvapais ir netgi sąmoningai juos paanalizuoti. Taip. Odos priežiūros ir kosmetikos dalykų buvo čia tų klausimų tikrai nemažai iš šitos srities, tai dabar truputėlį nukeliaukime apie kosmetikos dalykus reikalus. Irgi truputėlį sugrįžtant į tos natūralią aplinką, tai vėl ta natūrali kosmetika yra iš tos natūralios mūsų gamtiškos aplinkos, apie gamtišką aplinką, tai yra biologinės molekulės, tos, kurios atėjusios iš gamtos, iš augalų. Prašau. Tai yra dar viena proga, kuri yra mums duodama, kad mes pasinaudotume. Ypatingai kalbu apie miestiečius, kurie jau iš tiesų su ta gamta turi tokį labai jau redukuotą sąlytį. Tai natūralioji kosmetika, natūralūs kvapai, aromaterapija, tai yra ta proga, kai mes galim pasinaudoti ir
tomis molekulėmis daugiau apsisupti save, sintetiką keisti biologiją. Nu ir kosmetika svarbi dar kitų aspektų, nes ji kontaktuoja su didžiuliu kūno paviršiaus plotu. Dėl to ir glaudžiai susijusi ir su nervų sistema. Tai yra, jau minėjau, cheminio kokteilio dalis. Tai klausimas, va tą cheminį kokteilį, su kuriuo mes susidurėm kasdien. Ne tik tai valgydami, ne tik tai ant savęs kažką tepdami ar uostydami, bet ir turėkim galvoje ir buitinę chemiją, ir drabužius, kurie prie mūsų odos liečiasi, ir avalynė, daiktai, kuriuos čiupinėjame, dviračio rankenos ar ten paspirtuko rankenos ir panašus dalykai. Tai vat kiek tų medžiagų mes savo aplinkoje turim ir kokie iš jų yra tų cheminių, sintetinių, mums nepažįstamų ir svetimų, o kokia dalis yra natūralių, kurie padeda savo toj jaukioj, evoliuciškai primtinoj aplinkoje būti. Kas dar svarbu, kad iš tiesų natūralioji kosmetika, jeigu jinai yra kokybiška, tai jinai gali leisti netgi sumažinti jos vartojimą per tai, kad odai daugiau paliekama galimybių tvarkytis pačiam. Ir dėl to naudoti kuo natūralesnę kosmetiką, kuo paprastesnės sudėties, tas žingsnis į skinimalizmą, sąmoningas žingsnis į skinimalizmą, jisai turi daugybę pliusų. O minusai sintetinės kosmetikos yra tokie, jų daugybė, bet aš 5 tokius išskyriau. Tai pirmiausia, odos mikrobiotos alinimas. Tai reiškia, kad mes visi esame apaugę mikrobais. Mikrobai sudaro mūsų odos tų barjerinės funkcijos patį paviršių. Pats vairasis barjeras yra mikrobinis. Mes apaugę gerosiam bakterijom, kurios daro mus mažiau pažeidžiamus, atsparius. Tai jeigu mes šitą mikrobų sluoksnį pažeidžiam, tai mes nualinam save, imunitetą nualinam, nes turi, reiškia, nuolat mūsų mikroflora kovoti su kažkokiais ateiviais, svetimo medžiagom. Didėja mikrobų atsparumas, nes visa sintetinė kosmetika yra su konservantais. Konservantai yra biocidai, naikina mikrobus, nežiūri ten, ar jie. Taigi gerieji mikrobai ir blogieji, jie naikina visus. Taip pat tai yra cheminis kokteilis, tai yra mikroplastiko tarša. Sintetinėje kosmetikoje praktiškai bet kurioj yra mikroplastikas. Tai jūs nerasite sudėtyje žodžio tokio mikroplastikas, bet yra daugybė ingredientų, kurie suteikia dekoratyviniai kosmetikoje, tai suteikia tokį gerą tekstūrą, taip pat gerą tekstūrą ir odos priežiūros, plaukų priežiūros priemonėse, būtent tą tokį lygumą, šilkinį tokį pojūtį. Va čia yra viskas tai yra plastikas ir tai nusiplaunant juos patenka į vandenis. Mes užteršiam ne tik savo organizmą, mes visi jau turim tų plastikų, ne? Yra skaičiavimai lyg tai, kad kiekvienas per metus turime savo organizme, ne, ten po vieną kreditinę kortelę plastiko. Bet negana to, kad patys save užteršiam, mes užteršiam visą aplinką, ne? Nusiplaudami, nusilupusios odos ląstelės su to plastiku, jos mūsų aplinką užteršia. Su tuo susiduria patys menkiausi mikroorganizmai ir makroorganizmai. Tai patenka į vandenis, į žuvis, paskui to žuvis ant mūsų stalo ir panašiai, mes tokiam uždaram rate dabar gyvenam. Tas pats yra su endokrinė sistema ardančiom medžiagom. Taigi ta žala yra ir žmogui, ir aplinkai. Na, kam įdomu, būtent apie tą mikrobų reikšmę ir mikrobiotos reikšmę mūsų sveikatai pasaulyje, koks tai yra kontekstas, tai labai rekomenduoju šitą knygą paskaityti, Ed Young, Manyje gyvena milijonai. Tai iš tiesų, tiesiog atverianti akiratį knyga, kuri padėjo ir man suprasti iš tiesų, kaip pasaulis veikia, kad čia ne mūsų mikrobai gyvena, čia mes pas juos gyvenam ir viskas iš tiesų priklauso nuo jų. Jeigu laimingi mikrobai mūsų, laimingi būsim ir mes ir sveiki, jeigu taip pajuokaujant. Tai va, prie kitos temos pereinam, buvo klausimas apie sausos ir dehidratuotos odos priežiūrą.
Tai čia tokią įdėjau lentelę, truputėlį paaiškinančią, kad sausa ir dehidratuota oda nėra tas pats, tai yra skirtingi dalykai. Tai sausa oda tai yra odos tipas ir tokiai odai trūksta riebalų, lipidų. Ar ji gali būti riebi, tai ne, nes ji yra sausa vadinama ir jautrumas yra odos dažnas. Ką tada reiktų naudoti iš kosmetikos produktų, tai naudoti aliejus, lipidus, geriau jie skverbiasi, naudojami kartu su hidrolatu, su vandeniu. Tai pavyzdžiui, galėtų būti mišinys brandžiai odai, galėtų būti aliejai, erškėtuogių ar burnočių, riebesni serumai, eliksyrai. O dehidratuota oda tai yra laikina būklė, tai yra oda, kurioje trūksta vandens, dėl to, kad yra pažeistas odos barjeras, padidėjęs vandens išgarinimas, kai ląstelės nebėra viena su kita tvirtai sulipusios raginio sluoksnio, atsiranda plyšių tarp jų, ir tada atsiranda tas vandens išgarinimas. Ar tokia oda gali būti riebi? Taip, riebi oda gali būti dehidratuota. Dažnas irgi jautrumas yra toks skundas. Ką tuomet reiktų vartoti? Tai reiktų naudoti reiktų hidrolatą būtinai su drėkinamuoju kremu, reiškia drėkinančiasias priemonės. Ir pagal poreikį, jeigu pažeistas iš tiesų barjeras, tai būtinai ir dar kokį serumą ar aliejų į rutiną įsitraukti. Čia pereinam prie jau skinimalizmo. Turbūt girdėjote šitą terminą. Tai yra tokia odos priežiūros filosofija, kuri yra pagrįsta minimalizmu, bet ir efektyvumu. Tai reiškia, kad naudoti ne kuo daugiau, nesluoksniuoti kuo daugiau produktų, bet atvirkščiai naudoti kuo mažiau ir universalesnių, daugiafunkcijų produktų. Tai sutrumpintai iš tiesų labai galim pasakyti, mažiau yra geriau. Tai pagrindinis principas ir logika tokia ir yra, kad mažiau yra daugiau. Ir kodėl tai atsirado, kodėl tai populiarėja, dėl to, kad iš tiesų tai yra vartojimo mažinimas, tvaresnio gyvenimo sumetimais. Naudojam tiesiog mažiau produktų ir mažiau paliekam po savęs nepageidautinų pėdsakų. Sumažinam cheminio kokteilio poveikį, tiesiog mažiau ingredientų cheminių naudojam. Išvengiam lėtinio uždegimo ir detoksikuojam odą. Tai yra tiesiog atsikratom nereikalingų svetimų medžiagų, kurios būtent tą lėtinį uždegimą gali sukelti. Tai kas yra? Paprastai tam skinimalizmo principus, kas sudaro, kad naudojama tik tai būtiniausi produktai, tai kažkas, kas reikalinga odos valymui ir prausimui, ir kažkas drėkinimui ir maitinimui. Tai drėkinimui ir maitinimui, tai tik tuomet jai reikia. Nepraustis, valytis, tai aišku, čia dažniausiai visiems reikia. Karts nuo karto, čia dažnis priklauso labai individualiai, bet drėkinimo ir maitinimo gali net nereikėti. Jeigu mes puikiausiai maitinamės, gaunam visko, ko reikia su maistu, tai gal ir nei drėkinimo, nei maitinimo nereikia, jeigu oda sveika. Tada kitas principas yra, kad tiesiog mes įsiklausom į odos poreikius. Nevaikomės tendencijų, kad šitas ingredientas dabar, jis jau ten kažkokią tai stebuklą odai sukelia. Žiūrėk, po metų vėl naujas iškyla ingredientas ir vėl visos kompanijos pradeda gaminti, naudoti. Tai atsisakom tos idėjos, kad visiems reikia būtinai to pačio serumo ten su vitaminu C ar ten kitokiu vitaminu ar dar kažkokią medžiagą madingų ingredientų. Ir daugiausia dėmesio skiriam pamatiniai odos sveikatos sąlygai. Pamatinė odos sveikatos sąlyga yra barjero stiprinimas ir natūrali pusiausvyra, o ne nuolatiniam kažkokių tai trūkumų ar kitokios kosmetikos sukeltų šalutinių poveikių korekcijai. Skinimalistai labai sąmoningai ir kritiškai renkasi sudėtinės dalis. Dažniausiai tai yra susijęs su švariom sudėtim, vadinamas tas clean beauty, bet ne visada. Čia irgi tokio smegenų plovimo šitoje vietoje irgi yra rinkodarinių dalykų, tai reikia irgi taip jau atsargiai
žiūrėti, pasidomėti truputėlį giliau. Skinimalizmas nebūtinai apie natūralumą, nebūtinai apie natūralias priemonės, irgi atkreipkite tai dėmesį. Vengiama sudėtingų ingredientų mišinių, tai taip, kurie gali sukelti jautrumą, ir taip pat vengiama ingredientų, kurie odai laikomi nereikalingais. Tai yra technologiniai funkciniai ingredientai, nes visa kosmetika yra sudaryta iš tokių dviejų grupių. Bioaktyvūs, kurie reikalingi odai, ir tai, kas yra reikalinga ne odai, bet patam gražiam produktui, gražiam kremui, tekstūrai, spalvai ir panašiai. Tai tų funkcinių technologinių ingredientų yra vengiama. Na ir tvarumas. Tai mažesnis produktų skaičius reiškia mažiau atliekų, mažiau pakuočių, mažesnis gamybos poveikis aplinkai, mažesnis jūsų nuoplavų poveikis gruntiniam vandenim ir aplinkai, nes tos medžiagos mikroplastikas yra neišvalomas, dėja kol kas bent jau Lietuvoje ir daugelyje šalių kol kas dar nėra išvalomas, dėl to yra susirūpinimas didžiulis mikroplastiko tarša. Na ir skinimalizme pirmenybė yra teikiama daugiafunkciniam produktam, kad vienas produktas gali atlikti keletą funkcijų. Tai kvapų namuose iš tiesų mes labai sekam šitą paradigmą ir vadovaujame šitais principais. Na ir pavyzdžiui, kokios čia rutinos galėtų būti. Tai rytas mūsų rekomenduojamas prasideda nuo ko? Prasideda nuo drėkiklio su antioksidantais. Tai yra vaistažolių hidrolatas, ideali tiesiog priemonė, natūraliai augalinė. Tada drėkinamasis, maitinamasis kremas arba serumas. Na, visi dar čia jums sakys, kad labai reikia SPF. SPF kremų mes juos labai žiūrim rezervuotai, tik tuomet, jeigu būtina, tai yra, jei būnam aktyvioj saulėje vasarą tarp 11 ir 16 valandos iki valandos laiko per dieną. Tai bet kiek dabar tokių žmonių, kurie dirba atviram lauke, atviroje saulėje, iš tiesų mažuma. Dauguma mes gyvenam patalpose 99% savo laiko, ne? Iš buto į automobilį, iš automobilio į biurą ir atvirkščiai. Tai kasdieninis SPF tikrai nereikalingas medžiagų naudoti. Nu, vakarinė kokia procedūra. Nusiprausiam gasūlo ar valomuoju aliejum, čia jeigu to reikia, ne, jeigu naudojam makiažą, tai reikia, jeigu dirbam su dulkėmis ar dulkėtoje aplinkoje, tai reikia, bet tikrai ne visiems. Na ir tada, jeigu reikia, vėlgi drėkiklis su vitaminais ar karotenoidais, irgi pagal poreikį. Ir net nebūtinai kasdien. O kartą per savaitę odos šveitimas arba kaukė. Nu tai va, tai tokia rutina, jinai iš tiesų yra tausojanti odą, tausojanti odos mikrobiotą, tokia esminė sąlyga sveikos odos. Na ir dar kas yra svarbu, kad iš tiesų kvapų namuose skinimalizmą papildo aromaterapija. Mūsų gaminama kosmetika yra aromaterapinė kosmetika. Tai poveikis yra ne tik vietinis, ne tik odai, bet holistinis. Jis yra poveikis visam kūnui. Tai yra tiesiog terapinė patirtis, naudojant daugumą mūsų produktų. Na, įkvėpimas tų kvapų yra ritualo dalis, meditacija, kuri stiprina atsparumą, emocinę pusiausvyrą, reguliuoja hormoninį foną, miegą gerina. Na ir va, ta gerovė tokia psichinė, jinai kūno pusiausvyrą harmonija, jinai atsispindi odoje. Tai tada sumažėja kosmetikos produktų poreikis, tada nebereikia mums kažkokių tai tušuoti pašalinių poveikių ir naudoti daugiau tų produktų. Na ir aromaterapija apskritai veikia preventyviai, kaip pasižymi savo adaptogeninių priešuždegiminių poveikių. Tai irgi yra labai svarbus dalykai. Toliau šokim dar tiesa buvo irgi klausimų, ar kosmetologės, kad dažnai negatyviai vertina natūralių priemonių naudojimą, kad gali sukelti gilias raukšles, va čia toks irgi įdomus buvo paminėjimas, kad gilios raukšlės neva tai atsiradę nuo aliejų,
Tai iš tiesų, vat, sunku čia šitoje, aišku, vietoje pasakyti, nežinant viso konteksto, tai ar kosmetika, natūralioji kosmetika, įskaitant aliejus, yra efektyvi, kodėl gali nesuveikti, tai iš tiesų yra daug faktorių. Nenorėčiau sakyti, kad natūralioji kosmetika ar aliejai tai yra panacėja visiškai ir čia visi turi juos naudoti ir būti laimingi. Nėra realybėje turbūt tokių idealių dalykų. Jeigu tai būtų, tai greičiausiai ir neliktų jokios sintetinės kosmetikos. Bet kodėl kartais aliejai gali nesuveikti ar natūralioji kosmetika? Dėl to, kad gal gyvenimo būdo dalykai yra įsikiša. Gal sveikatos būklė, kažkokios lygos neleidžia odai susitvarkyti, gal naudojamos nepakankamos dozės, pavyzdžiui, gal hidrolato nepakanka, gal reikia aromaterapinio serumo ar eliksyro, rutina galbūt netinkama, netinkamai derinami produktai, galbūt jie vienas kitą slopina ir nedera tarpusavyje, arba netinkamai pasirinktas produktas yra, jis tiesiog neatliepia odos poreikių. Tai čia tokių klausimų gali būti. Taip, apie aromaterapiją irgi turim klausimų, bet dar tada pabaigim su kosmetika. Turėjom klausimų apie natūralią apsaugą nuo saulės, kaip tik pavasaris, aktuali tema. Tai ar ta apsauga yra būtina? Iš tiesų tai priklauso nuo keleto veiksnių. Nuo tos geografinės padėties, kur mes randamės, nuo klimato, nuo gyvenimo būdo, nuo naudojimų priemonių. Tai kaip tas SPF jau užsiminiau, kad tie kremai skinimalistiniai rutinoje reikia juos naudoti tik tai apgalvojus, ar tikrai reikia. Bet ar Lietuvos gyventojams, ar mums būnant, gyvenant Lietuvoje, atostogaujant Lietuvoje, tas SPF kremai yra būtini. Tai mes gyvenam šiaurinėj Lietuvoje, daugiausia laiko praleidžiam patalpose. Ir jeigu mes nenaudojam kažkokių tai fotosensibilizuojančių medžiagų, ta prasme, kurios reaguoja į saulę, ten rūgščių, kosmetikos su rūgštimis, su rūgštis, retinolis turbūt irgi, tai jeigu tų medžiagų nenaudojam, tai mūsų ir oda nėra labai jautri, tai iš tiesų mums tas SPF kasdien naudoti nebūtina. Žiemą, rudenį ir pavasario pradžiai ta spinduliuotė yra maža, todėl rizika odai yra minimali. O jeigu dar naudojame natūralias augalinės priemonės, augalinius kosmetikos produktus su antioksidantais, visi augalai, dauguma yra antioksidantai. Apskritai antioksidantų šaltinis yra augalai, vienintelis šaltinis. Tai nori, nenori, mes turim jų naudoti kuo daugiau. Ir su maistu, ir ant kosmetikos, ir ant odos per kosmetiką. Tai jeigu tokia mes kosmetika turtinga antioksidantais, karotenoidais naudojame, tai oda sustiprėja pati ir pati gali susitvarkyti su tuo oksidaciniu stresu, kurį sukelia saulės spinduliai. Aš dabar kalbu apie normalią kasdienybę, kada mes nebūnam saulėje 6 ar 8 valandas. Tai jeigu naudoja hidrolatus, kremus, serumus su karotenoidais, tai oda iš tiesų turėtų būti atspari. Tačiau jeigu žmogus daug laiko praleidžia dienos metu lauke, nuo gegužės iki rugpjūčio mėnesio, ir dar tom pačiom aktyviausiom valandom, nuo 10 iki 16 valandos, tai taip, SPF kremų reikia. Jeigu naudoja fotosensibilizuojančias kažkokias medžiagas, retinolis, rūgštis, kai kuriuos eterinius aliejus, pavyzdžiui, citrusinius, tai jie galimai gali reikėti tos papildomos apsaugos. Jei yra hiperpigmentacija, jeigu yra rožinė ar poakninio uždegimo kažkokių tai dėmių, kurios gali pabloginti ultravioletiniai spinduliai, galimai SPF kremų reikia. Arba galų gale yra kategorija moterų, kurios tiesiog nori būti šviesiaodės, jos nenori įdegti, tai tuomet, aišku, SPF kremai reikalingi. Aš noriu atkreipti dėmesį, kad įdegis, kuris įgaunamas po truputėlį, lėtai, žingsnis po žingsnio, diena po dienos, jis ir yra natūralioji mūsų apsauga nuo saulės spindulių.
tos pigmentas, kuris susidaro melanocituose, baziniai odos, bazinės membranos, tamsėjimas tas odos, pigmentacija, jis ir yra natūralioji apsauga. Jeigu mes palaipsniui tą įdegį įgaunam, ne šokoladinį, bet tokį sveiką, rusvą, tai mes apsisaugome per tą savo lietuvišką vasarą nuo saulės spindulių. Taigi, SPF nėra būtinas visiems visada, bet jis yra svarbi priemonė tam tikrose situacijose. Jeigu mes išvažiuojame į pietus, jeigu atostogauti išvažiuojam iš to savo nedidelės aktyvios saulės, ar pavasarį, arba rudenį išvažiuojam į aktyvę saulę, į pietus, tai tikrai kelias dienas tikrai mes be kremo neapsieisime. Tikrai galim rimtai nudegti odą. Vaikus apskritai vasarą reikia laikyti aprengtus, lengvai aprengtus pavėsyje ir saulėje vengti. Jie ir pavėsyje pakankamai gauna saulės spindulių. Kodėl dermatologai taip aktyviai kalba apie tai, kad be SPF čia ne žingsnio negali žengti, SPF turi būti visur ir lūpų dažuose, ir kremuose ir panašiai. Tai iš tiesų yra ta tendencija, kad baltaodžių vis daugiau serga odos vėžių ir tų mirčių nuo odos vėžio daugėja. Ir kodėl taip atsitiko? Būtent dėl to, kad mes baltaodžiai pradėjome masiškai važiuoti į pietų kraštus, ten, kur gyvena tamsiaodžiai. Mes ne savo biologinėje aplinkoje būnam ir dėl to tai mums yra šokas, tai mums odai yra pavojus. Tai, nes mūsų oda evoliuciškai nėra prisitaikiusi prie tokio saulės aktyvumo. Tai va dėl to mums tų saulės kremų išvažiavus į pietus reikia. Na, dar yra kitas dalykas, kad, bet gal čia tiesiog neverta daugiau plėstis, kad daugiau klausimų spėtume atsakyti. Buvo klausimų apie odos valymą, kokie metodai prausti, valyti veidui yra geriausi. Tai geriausias yra tas, kuris patinka ir nežaloja odos, nesukelia kažkokių šalutinių reiškinių, jeigu oda nepraranda savo vientisumą ir nepradeda garinti drėgmės per daug. Ir tai priklauso nuo odos tipo, nuo būklės, makiažo, ar naudojame makiažą, ar naudojame SPF, kuriuos visada reikės nuplauti vakarais, nuo asmeninių pojūčių. Tai universalūs principai yra. Tai iš tiesų, jeigu nenaudojam makiažo, jeigu nedirbam kažkokių tai darbų dulkėtoje aplinkoje, mums praktiškai veido nėra nuo ko prausti. Tai tiesiog vakare nusiprausiam vandeniu, geriausia minkštų vandeniu ir turėtų to pakakti. Jeigu naudojam makiažą, jeigu naudojame SPF kremus, kur ten tų yra mineralinių filtrų, tų dalelių, kurios netirpsta kietosios dalelės dekoratyviniai kosmetikoje ir SPF kremas, reikia jas nuplauti, būtina nuplauti. Tada geriausias būdas, mūsų nuomonė ir mano asmeninė nuomonė, yra valymas aliejų, tas vadinamas oil cleansing, nes aliejus tirpdo aliejų. Va šitie kremai, šita kosmetika dekoratyviniai yra tirpi riebaluose ir geriausiai jos ištirpina būtent augalinis aliejus arba kremas, net ir kremas. Tai nutirpdo tuos visus makiažus, nutirpdo SPF kremo, sebumo perteklių ir yra labai švelnus ir labiausiai iš tiesų gerbiantis odą ir mikrobus. Tai yra iš tiesų toks labai fiziologinis būdas. Kaip tai daroma? Daroma taip, kad tiesiog veidas yra ištepamas storai, gausiai aliejumi, valomuoju, tada sušlapinam vatos tamponą šiltų vandeniu ir su šlapiu vatos tamponu po keliasdešimt sekundžių, truputėlį duodam tam aliejui įsigerbti, įsiskverbti į tas sluoksnį makiažą ir tada nuvalom. Jeigu reikia, galbūt reikės pakartoti kelis kartus, bet čia priklauso nuo to kiekio. Na ir tada jau po tokio valymo oda lieka pamaitinta, nieko jau nebereikia ant jos tepti, pakanka tik tai užpurkšti sodriai mėgiamo hidrolato. Aliejai kokie daug šitam valymui labiausiai tiktų, tai turim tam specialų tokį valomąjį aliejų, taip ir vadinasi, jisai baobabų tinka, makadamijų aliejai tokie sodrus, minkštyje, tokie
gerai tirpdantis. Ir abrikosų kauliukų irgi. Na, ir toks dar vienas būdas, kuris irgi konkuruoja su tuo aliejiniu valymu, tai yra gasulo molis. Moliai apskritai yra stebuklingas dalykas natūralios odos priežiūrai, bet gasulo molis tai yra išvis unikalus. Kas dar jo negirdėjote, nebandėte, tai labai labai rekomenduoju išmėginti. Labai specifinis molis, jisai iškasamas tik tai Maroke, vadinamas gasul, nes šitas žodis arabų kalboje reiškia prausti. Ir daugiausia gasulo molio yra sunaudojama kaip vietoj šampūno. Ten Šiaurės Afrikos kraštuose, kur jau nuo senų senovės tas molis naudojamas. Jis dabar į Europą jau senai yra atėjęs, nuo viduramžių jis yra naudojamas ir žinomas. Tai tas molis yra iš tiesų labai ypatingas. Jisai tokiom stipriom adsorpciniam savybėm pasižymi, kad kai jį sumaišai su vandeniu, pasidarai tokią pastą ir tepi ant veido, tai jausmas yra toks, lyg tai tu muilintumeis. Reiškia, pojūtis yra labai švelnus, labai malonus, slystantis, bet nėra burbulų, ne, to putojimo nėra. Tai, kad to putojimo nėra, yra didžiulis privalumas, kadangi nėra tų tenzidų, jisai puikiai nuvalo neputodamas. Dėl to nepakeičia odos pH, dėl to nesuardo apsauginio barjerinio sluoksnio, žodžiu, labai fiziologinis geras prausiklis. Ir, kas labai svarbu, jisai praturtina odą mineralais. Šitas molis labai turtingas yra ir magnio, ir kalcio, silicio, ir todėl tai yra tiesiog tokia mineralinis prausiklis. Be to, galima jį naudoti ir kaip prausiklį, ir galima naudoti kaip kaukę. Pavyzdžiui, jeigu ypatingai jis gerai tinka riebesniai odai, kur yra poros ir norisi iš porų išvalyti susikaupusius kažkokias tas negyvas ląsteles, tai tada tą pastą storai užsitepam ant veido, palaikom kelias minutes, tol, kol jaučiam, kad jau pradeda džiūti, lyg tai traukti ir tada nuplaunam, nes ilgiau palikti nereikia, dėl to, kad pradės drėgmę iš odos traukti. Beje, sausai odai į gasulo pastą reikėtų įmaišyti aliejaus. Tai iš tiesų tai galite įsigyti gasulo miltelių ir tas pastas daryti pačiai namuose, kas yra iš tiesų labai ekonomiškai, labai pigu ir ilgam labai užtenka. Bet turim ir pagamintos tubelėse, prancūzai gamina. Ten yra tik tai gasulo molis sumaišytas su vandeniu tubelėse, tai paruošta pasta. Na ir kokie dar papildomi patarimai būtų veido valymui, tai kad reiktų vengti karšto vandens. Ne? Reikia, jeigu prausimės, tai su šiltu vandeniu, bet ne karštu, nes karštas nuplauna riebalus. Prausimės vieną kartą per dieną, šveičiam vieną kartą per savaitę. Ir po prausimo visada naudokim hidrolatą arba toniką, kad atsistatytų odos pH. Tai, kiek čia mes turim laiko? Jau valandą kalbam. Tai su kosmetinė dalim, ko gero mes, dar ne viską, aišku, spėjom. Čia gal tada, šitos galiu labai trumpai atsakyti. Jo, tai gal tada užtruksim dar kokį minučių 10-15 ir tada jau galėsim nusikelti į kitą laivą, kitą kartą. Yra klausimų, ar dedate į kremus kokius nors konservantus, ekologiškus ar panašiai, koks galiojimo laikas gaminamų kremų, ar laikymas vėsiai pailgintų galiojimo laiką. Tai ne, konservantų mes nenaudojam. Bet esam tokie kažkokie tai užsispyrėliai ir aš konservantus laikau didžiausią blogybę kosmetikoje. Iš tiesų, tai jeigu tik tai oda blogai jaučiasi, jeigu tik tai pajutot jautrumą, netinka kosmetika, tai dažniausiai reiktų kaltinti konservantus. Tai rodo atlikti tyrimai Europoje ir Lietuvoje. Alergologų, kad būtent dažniausiai jautrumą sukelia būtent po metalų. Metalai yra didžiausias alergenas, chromas būtent, o po jo seka konservantai. Nes konservantai nėra tik naudojami vien tik kosmetikoje. Konservantai yra biocidai ir jie naudojami dar daug kur visur. Tai mes su tais konservantais labai daug kur susidurėm. Ir maiste, aišku, taip pat.
Bet kosmetikui tai yra didžiausia blogybė dėl to, kad konservantai nužudo mūsų natūralią mikroflorą, tą, kurią mes turime puoselėti, kuri gelbsti mus ir saugo mus nuo visokių blogybių. Tai jeigu mes tą mikroflorą, tą mikrobiomą savo sunaikinam, tai odos sveikatos nebelieka. Taip, oda tada darosi pažeidžiama, jautri, jau ką ant jos betepsi, visur jinai reaguoja. Tai visas tikslas mūsų tos odos priežiūros, jis turėtų būti sutelktas būtent į odos barjero išsaugojimą. Nenaudot, ko nereikia, tik tai, kas labai reikalinga ir gink dieve kažkokių tai svetimų, blogų, pavojingų medžiagų nenaudot. Tai galiojimo laikas dėl to, kad mes nenaudojam konservantų, yra trumpas. Tuose kremuose, pavyzdžiui, konservantai naudojami ten, kur yra emulsija, vanduo su riebalais maišomi. Tai kremuose, kurie yra gaminami su vašku, mes turim su vašku kremus ir be vaško. Tai tie, kurie su vašku, tai jie galioja apie pusę metų, dėl to, kad vaškas labai prisideda gerai prie kremų konservavimo. Mes naudojam labai specifinį tokį dangtelių vašką, kuriame yra išlikusi labai daug ten antimikrobinių medžiagų. Ir tas vaškas yra šviežias, čia pat bičių pagamintas, ne ten permaltas daugybę kartų. Tai šitie kremai 6 mėnesius, o kiti, kuriuose vaško nėra, tie iki 3 mėnesių galioja. Jeigu laikysite juos šaldytuve, jų galiojimas gali prasitęsti, tai galite tai išmėginti. Vasarą visai malonu vėsų kremą užsitepti ant veido. Bet svarbu, aišku, tos kremus dar ir labai švariai naudoti. Nekišti į vidų pirštų, naudoti geriau mentelę nuplaunamą. Ir tokiu būdu tas kremas. Bet ir mes esam paskaičiavę, kad to indelio 30 ml jo pakanka tam mėnesį, pusantro ar 2, priklausomai to, kiek sunaudoji, tai jis tikrai nespėja sugesti. Nors, jeigu namuose yra pelėsio, tai geriau laikyti šaldytuve yra. Būna tokių namų, kuriuose labai pelėsis aktyvus, tai reiktų tada tą kremą geriau slėpti šaldytuve. Taip. Dėl taros klausia žmogus. Šiuo metu tik nedidelė jūsų taro dalis yra surenkama ir panaudojama pakartotinai. Ar bus didinamas surenkamas rūšių kiekis? Jeigu taip, tai kada? Tai tikrai didinsim, bet kada negaliu pasakyti, todėl, kad tai reikalauja vis tik didelių investicijų. Tai stiklainius mes susirenkam, kas nežinote, tai pasakysiu, kad stiklainiukus nuo kremų, balzamų, sviestų, kviečiam jūs išplauti ir atnešti į salonus, grąžinti mums, tai už tai gausite nuolaidą, o mes tuos stiklainiukus susirenkam, dar kartą plaunam, sterilizuojam ir naudojam pakartotinai. Stiklą apskritai galima daugybę kartų panaudoti, net ir jeigu jūs jį atiduosite į stiklo konteinerius, irgi čia tara yra tuo atžvilgiu gera, tuom, kad tas stiklas daugybę kartų gali būti pernaudojamas, tai ne plastikas. Tai stiklainius, taip, stiklainius mes pernaudojam. Didžiausia bėda yra buteliai. Tai butelių mes išplauti neturim įrengimų tam skirtų. Hidroliatam apskritai reikia sterilios taros, tai ten daug labai reiktų padirbėti su buteliais. Nuo aliejų išplovimas sunkus yra, žodžiu, tokių yra niuansų. Tai kad mes apie tai galvojam, tai tikrai, patikėkit, galvojam ir planuojam ir ieškom tos įrangos, bet jau kai galėsim sau leisti investicijas, tai ir padarysim. Dar apie galiojimo laiką. Ar ant indelio nurodytas produkto galiojimo laikas reiškia, kad jam pasibaigus produkto likučio naudoti nebereikėtų. Ar jis mažiau veiksmingas ar nebeveiksmingas. Dėl veiksmingumo labai tiksliai negalėčiau pasakyti, bet jeigu nepasikeitė produkto kvapas, vizualiai nematote kažkokių tai pasikeitimų tekstūroje, atidžiai apžiūrėję, tikrai galite pabaigti naudoti tą kremo likutį, bet atkreipkite dėmesį, sakau, ir į tekstūrą, ir į kvapą. Jeigu viskas ok, galite naudoti, pabaigti, jeigu ne, geriau nebenaudoti. Taip. Toliau, kas čia dar, galim greitai atsakyti kokius klausimus. Apie rutiną saulėto sezono metu atsakiau.
bakučiolio. Koks yra efektyviausias, saugiausias bakučiolio aliejaus naudojimas veido odai? Vienas ir mišinė, kaip dažnai ir panašiai. Ar gali naudoti vasarą? Mūsų duomenimis galima naudoti vasarą. Tai nėra grynas bakučiolis, tai yra ta medžiaga, kuri yra dar tarp daugybės bioaktyvių medžiagų ir dėl to jinai nėra tokia jautri saulės spinduliam kaip grynas bakučiolis, kuris dedamas yra į kosmetiką. Tai čia kitoks dalykas, tai tą aliejų tikrai galite naudoti. Ar veido odai geriausia naudoti tą patį aliejų mišinį kremą ar kaitalioti, keisti ryte, vakare ar keičiantį sezoną? Tai taisyklės nėra, jūs tiesiog išmokite pajausti savo odą, vat ko jūsų oda nori. Tikrai iš savo patirties, iš kolegių patirties žinau, kad yra pasikeitus hormonam, pasikeitus aplinkybėm gyvenimo, galų gale gal kažkokiom lygom užpuolus, odos poreikiai irgi pasikeičia. Tai tikrai verta paimti ir pakeisti karts nuo karto. Išnaudojat vieną aliejaus ten buteliuką arba kremo buteliuką, drąsiai mėginkit kitą. Tada koks čia privalumas, kad jūs gausite įvairesnių medžiagų, oda gaus įvairesnių medžiagų, jūs išmėginsite keletą skirtingų produktų ir galėsite pati palyginti, kuris yra jums geriausias, kuris geresnis, nes konsultantė šito negali pasakyti, niekas negali, aš negaliu pasakyti, kad jums būtent šitas produktas geriausias. Tik tai bandymo būdu jūs pati galite suprasti, kas yra geriausia. Tai tikrai nebijokite keisti ir eksperimentuoti. Tai vėl čia moterų sveikata, tai moteris pasiliksim kitam kartui. Kaip atpažinti tikrą aliejų nuo netikro? O klausimas nelabai suprantu, ar apie eterinį aliejų, ar apie riebųjį aliejų. Nu, tai apie abu galiu pasakyti. Tai ar tikras eterinis aliejus ar ne? Šiaip klausimas tai labai geras. Mūsų tyrimų duomenimis, kalbant apie eterinius aliejus, 50% eterinių aliejų Lietuvoje yra netikri. Mes esam padarę levandų tyrimą, tikrųjų levandų eterinio aliejaus rinkos tyrimą ir arbatmedžių irgi. Kai supirkom visus ir internetu esant prekyboje Lietuvoje, internetiniai prekyboje ir parduotuvėse eterinius aliejus ir savo laboratorijoje padarėm analizės. Mes vieninteliai turim iš aromaterapijos kompanijų tokią laboratoriją ir galim padaryti tyrimus. Tai yra mes visą tą kvapųjį ekstraktą, eterinis aliejus, tai būtų kvepalai, mes galim išskaidyti į atskiras sudedamąsias dalis, matom jų koncentracijas, matom priemaišas, matom ar junginiai būdingi ar nebūdingi. Tai vat, ar tikras ar ne, tai iš tiesų vat, objektyviai galim tik tai tokį tyrimą atlikus pasakyti, bet nepamirškim ir savo nosies. Iš tiesų, jeigu jau esam išuostę nemažai tų eterinių aliejų, nemažai levandų pauostę, nemažai ten tų arbatmedžių ar ten bet kokių kitokių eterinių aliejų pauostę, jau mes galim daugmaž atskirti, kad va čia kvepia tai kažkaip keistai. Tai aišku, gali būti tiesiog aliejaus kokybė bloga, organoleptinė, kvapas nemalonus, reiškia kažkokias galbūt stiliuotojas, nelabai profesionalus naujokas ar dar kažkaip, tai visko čia gali būti. Tai vienareikšmiškai, aišku, pats žmogus nelabai tą gali atskirti, tikrą nuo netikro. Nes šiaip dauguma atvejų tai tiesiog yra maišomi atkūrinėjami kvapai, maišant panašias sintetinės medžiagas tam, kad imituoti tą eterinį aliejų. Tai čia ne jokia nedyvai Lietuvoje, kad 50% levandų ar ten arbatmedžio aliejų yra suklastoti, tai čia nieko ypatingo. Statistika yra panaši. Internetiniai prekyboje amerikiečių herbalistai turi savo netgi padalinį tokį, kuris augalinių žaliavų klastotės seką monitoringą daro, tai jų duomenim iki 90% internetiniai prekybai yra netikrų eterinių aliejų. Tad panašiai yra su papildais pasaulyje ir Lietuvoje, tai čia iš tiesų, kadangi ta patikra kontrolė nėra tokia dažna, tai žmonės, verslai rizikuoja. Sąmoningai ar nesąmoningai.
Na, o kaip, pavyzdžiui, riebųjį aliejų atskirti, ar tikras ar netikras, tai čia dar sunkiau. Nerafinuotą aliejų tai dar gali, aiškiai, už kvapą užuosti, ne? Nu, ten šaltalankių aliejus neturi kvepėti migdolais ir panašiai. Tai, bet nu, aliejų, tai bent iš spalvos galima kažkiek tai atskirti, ten tikras ar netikras. Tikras nerafinuotas aliejus turi turėti kažkokią tai spalvą, dauguma jų turi, jeigu daug karotenoidų turi, nors yra ir bespalvių aliejų, kaip makadamijų, pavyzdžiui, ar simonsių geltonas, bet makadamijų praktiškai yra bespalvis, ir argano, jeigu neskrudintas. Nu, tai tokių niuansų yra, tai iš tiesų tai reikia specialistų, čia reiktų atsirinkti tiesiog, pasitikėti kažkokią tai įmonę, kad kviečiu pasitikėti mumis, nes iš tiesų nuoširdžiai labai mūsų orientacija yra tik tai į kokybę, dėl to mes daug labai investuojame į laboratorinius tyrimus, į savo laboratoriją labai daug investavę esam. Tai tikrai iš mūsų tai įsigysite tik tai švarius ir tikrus dalykus. Tai ką daryti, man toliau man kalbėti ar ne? Dar kaip tu manai? Ką žmonės sako, dar turit jėgų klausytis? Taip, dar turim šiek tiek klausimų atėjusių iš tų, kurie dabar stebi porą klausimų. Tai aš manau, galime atsakyti šituos, kadangi jau turime praėjusią valandą ir beveik 20 minučių, tai dar atsakykime šitus klausimus ir jeigu dar įkris kas nors, o tada kitą temą galėsim pasilikti kitai live transliacijai, kurią irgi planuojame. Taip, tada aš to jums perskaitysiu klausimą. Tai klausimas būtų toks. Čia yra iš mūsų Facebook, kas žiūri live, klausia komentaruose, kaip prižiūrėti odą, kuri linkusi į aknę, bet kartu labai sausėja. Tai jo, gal pradėkime nuo to sausėjimo. Čia turbūt dehidratacija turi galvoj, nes į aknę linkusi oda dažniausiai būna riebi, nes sutrikė sebumo gamyba, ne, tai aš taip preziumuoju, kad jinai greičiausiai yra dehidratuota ir spuoguota. Tai dėl sausumo visada atkreipkite dėmesį ir savęs paklauskite, jeigu man tempia oda, jeigu aš skundžiu šerpetojimu, ar tikrai pakankamai išgeriu skysčių. Oda niekada nebus pakankamai drėgna, jeigu organizmas dehidratuotas. Ir pirmiausia, visa drėgmė eina į mūsų smegenis, ne visas tas kraujo tūris, skysčių tūris aprūpina smegenis, tada ten raumenis, kitus dalykus, oda paskutiniai vietoj. Dėl to odos sausėjimas, lūpų džiūvimas yra pats pirmas požymis, kad organizmas dehidratuoja. Todėl gerkite. Kaip sakoma, kiek ten reikia, po 30 ml kilogramui kūno svorio bent jau. Jeigu sportuojate, išprakaituojate, tai reikia dar daugiau, vasarą reikės dar daugiau, kondicionuojamuose patalpose, žiemą sausose patalpose reikės irgi daugiau. Žodžiu, visą laiką reikia labai stebėti, kiek skysčių. Jeigu daug kavos geriat ir vaistažolių arbatų, šlapimą varančių, tai vėl reikės skysčius atstatyti. Žodžiu, 1 litrų per dieną, neskaitant sriubų, arbatų ir kavų, tikrai reikia išgerti. Tai čia vienas dalykas. Tai šitą dalyką mes galim sutvarkyti, ne, išgeriant daugiau vandens. Na, o spuoguotai odai, tai pirmiausia, ką rekomenduoju vienareikšmiškai, tai pradėti nuo gasulo, užsidėti gasulo kaukės, gal ne kasdien, bet kas antrą dieną, nors akniai aš dėčiau kasdien ir savo sūnui dėjau kasdien ir dukroms, tai tiesiog rekomenduoju pačiom susimaišyti labai nesudėtingai molis, tada iki grietinės konsistencijos vandens karšto, virint, verdančio beveik, vos atvėsusio, ir truputėlį lašelį aliejaus, kad pariebinti, kad nebūtų labai sausa, ir eterinių aliejų. Spuoguotai odai labai gerai veikia levanda su arbatmedžiu. Vat jeigu įlašinsit ten kelis lašus levandų eterinio aliejaus ir kelis lašus arbatmedžio, gal ir kitokių eterinių aliejų turite, tai iš tiesų dauguma veikia antimikrobiškai, tai puikią kaukę gausit. Jinai dubenėlį, jeigu pasidarysit kokį ten 200,
maždaug stiklinė, negausis stiklainiukas nedidelis, tai laikykite šaldytuve, nes jinai gali sugesti tą pastą kambarį laikoma. Na ir va keliem kartam tos kaukės pakaks. Tai iš tiesų numeris 1 priemonė. Nu ir tada ką, galima tada emulsiją spuoguotai odai, tokia turim labai lengvos tekstūros, kuri yra sukurta su eteriniais aliejais, kurie uždegimą mažina, tas raudonas zonas, cistas, randų susidarimas mažėja dėl to, kad erškėtuogių aliejų šlamučio yra tokių labai svarbių ingredientų. Tai ko gero turbūt šituos Dugasulas plus emulsija spuoguotai odai. Taip, tai turime dar vieną klausimą. Tai klausimas bus į kvapų sekciją. To jau aš jį perskaitysiu. Taip, tai ar yra aromatinių priemonių, kurios gali sumažinti ar atsverti kenksmingumą ar nemalonų kvapą, pavyzdžiui, mašinų išmetamųjų teršalų? Ne. Mašinų taršalai ne apie kvapą. Mašinų taršalai yra kietosios dalelės, kurios yra didžiausia priežastis širdies kraujagyslių ligų, psichikos ligų taip pat, nes šitos dalelės patenka į kraują, pasisėja po visą organizmą ir taip iš lėto mus galabija. Jokie eteriniai aliejai. Supratau. Tai dėkoju Jums už atsakymą. Dar šiek tiek žvilgteliu į Facebooką. Matau, čia komentarų, klausimų neturime. Zoom platformoj irgi neturime. Tai vadinasi, Rūta tikrai labai tiksliai, labai išsamei atsakėt. Ir manau, tie klausimai, kurių dar neatsakėm, bus labai įdomus. Tai šiandien labai dėkojame Jums. Aš galėčiau sakyti tikriausiai taip, ar ne, Rūta, ar man pritarsit, kad nuo Jūsų klausimų tobulėjam to pačiu ir mes. Tai labai džiugu sulaukti jų. Ir susitiksim kitose live transliacijos, tai stebėkite mūsų Kvapų namų paskyrą, ten būtinai pranešim vėl, kada bus kita live transliacija ir galėsime atsakyti į Jūsų klausimus. Tai šiandien linkim gražaus vakaro. Labai ačiū už kantrybę visiems išklausysim. Lauksim Jūsų laiškų, klausimų kitiem laivam. Taip, dėkoju. Viso gero visiems. Gero vakaro.